Diena, su jumis sveikinasi laida Klausimėlis ir aš, Neringa. Stovime čia prie Marijampolės kolegijos įėjimo. Šiandien mėginsime išsiaiškinti, ką žino studentai bei darbuotojai dirbantys čia apie lapkričio 17 dieną. Eime, pažiūrėsime. Kas minima lapkričio 17-ąją? Aš tai kiekvieno mėnesio 17 dieną miniu savo miegadienį, kaip ir dabar. Studentė, kokia šventė yra minima lapkričio 17-ąją? Kaip jūs greit kalbat, aš nieko nesuprantu. Kugelio diena? Ne, ta, lauk 17, nežinau. Ką žinau, gal stumimo diena jaučiu. Stumimo diena, aš taip manau. Čia tiesiogiai, ne? Mama! Tarptautinė studentų diena. Lapkričio 17 diena, taip. Ko gero su šita šventė susijusi visa kolegija ir visa studentija, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio, nes tai yra minima tarptautinė studentų diena. Studentų diena? Gal studentų diena? Manau, nesuklysiu, kad tai yra studentų diena. Nežinau. Kaip ir visi žmonės, nežinau, tiesiog ką turi tikriausiai. Studentai? Ką mama įdeda? Aš bandau spėlioti, kad jie galbūt valgo bandeles, galbūt valgo kokį nors tokį greitą maistą. Ką šiuolaikiniai studentai valgo, tai jeigu atvirai, tai įsivaizduoju, kad jie valgo hamburgerius, picas, čipsus ir geria alų arba kavą iš tų. Daug maž iš savo studijų laikotarpio galiu manyti, kad studentai taip pat mūsų panašiai maitinasi, tai yra bulvės, kefyras, gal kartais ir kokią košę įsiverda. Sakykime, mano studentų laikais mes kepėm bulves. Pirmiausia, smegenim tai tikriausiai, ko gero reikalingos labiausiai žinios. Kūno palaikymui, aš manau, viską, kas tik yra valgoma, nes tada, kai pritrūksta pinigėlių arba kai stipendija labai jau išsenka, tai ko gero tenka valgyti įvairiausius maisto produktus. Nuo tų laikų ir dar nuo anksčiau iki šiandien dienos yra gyva fizikų diena, kada fizikai per visą miestą atvažiuodavo iš savo fakulteto į filologijos fakultetą pakalbinti filologių merginų. Tai pirmiausia ir atsimenu tą šventę. Buvo tokia trijulė, dekanas pasikvietė tuos 3 studentus ir pasakė, kadangi grupė pabėgo, jūs esate nesąmoningi studentai ir patys pabėgote, būsite nubausti. Kitą mėnesį bus nuimta stipendija, todėl kad jūs šitai pasielgėt ir kitų nesudrausminot ir patys pasielgėt taip, kad iš tų paskaitų pabėgote. Ir dekanas įsivaizdavo tuos studentus nubaudęs ir kitą rytą atėjęs rakina dekanato duris, o ten jau laukia 2 žurnalistai, vienas iš tuometinio jaunimo laikraščio skaitomo, kitas iš radijo laidos. Ir tie žurnalistai prišoko prie dekano, jūs dekanas, taip, labai malonu, mes norime susipažinti su jūsų tais pačiais sąmoningiausiais studentais, kur jie yra, prašom pakviesti ir pasako tos grupės tuos studentus, kuriem iš vakaro jau turėjo būti nuimtos stipendijos. Dekanas pasimetęs pradžioje nebesuprato, kas vyksta. Sako, mes per visą laiką neradom įdomesnio įvykio, kaip sako, šitaip studentai aukojasi, kad jie kito mėnesio savo stipendijas skiria Afrikos badaujantiems vaikams. Jie pasiskelbė tokiu būdu, kad jie tas stipendijas paskirs badaujantiems Afrikos vaikučiams. Ir ką, turėjo tie studentai buvo iškviesti, dekanas turėjo pasakyti apie juos daug gražių žodžių, o žurnalistai paėmė interviu ir visai Lietuvai toks buvo naujas dalykas, kad tos stipendijos įsėtų stipendijų vis tiek būtų negali. Aš žinau, iš studentiško gyvenimo gal reiškia gyvenimą bendrauti. Ko gero, pirmoji talka. Studentiškos įvairių švenčių šventimas ir grįžimas po jų, kai bendrabučio durys yra užrakintos, o reikia pasiekti savo kambarį. Taip, tai grįžtant prie to.
kad Ašalus ir dėstytas, renginys, kuris yra labiausiai man įsiminęs. Ten studentai su dėstytojais kartu prie alaus neformalio aplinkoje aptardavo tokias ir rimtas ir nerimtas temas. Ir tai visada išeidavom iš tų tokių renginių tikrai labai visi pakylėti, gal kažkiek įkaušę, bet tai būdavo ta tikroji studentiška dvasia. Man galbūt toks įsimintiniausias tai yra krikštynos. Studentas, reiškia, užsikabinęs už to turėklo, labai liesas ir sėdi močiutė ir sako, oi, sūneli, tu toks kūdas, kas tu toksai, sako, aš studentas, močiutė. Tai jau tikriausiai 10-tukininkas, kad toks kūdas visas susibaigęs. Sakė, ne, močiutė, aš 9-tukininkas. Tai vaikeli, jei nesėdi, tai duok bent tavo tą lietpaltį palaikysiu. Močiutė sakė, čia ne lietpaltis, čia mano draugas, jisai 10-tukininkas. Sūnelis klausė tėvo, sako, kas tėveliai yra toliau, Mėnulis ar Amerika? Tėvelis pagalvoja, išsiveda sūnų į balkoną ir sako, sūneli, ką matai, Ameriką ar Mėnulį? Būtent švietė Mėnulis, sūnelis suprato, vis tik Mėnulis yra čia. Anekdotą tai atsimenu apie naująjį rusą ir jisai jau grįžta jo sūnus iš pirmos savaitės po studijų ir klausė sūnaus, kokie tavo įspūdžiai. Sūnus sako, tėte, man tai kažkaip nesmagu. Visi studentai į studijas atvažiuoja autobusais, troleibusais, aš tik vienas su savo automobiliu. O tėvas ištraukė pinigą ir sako, gerai, sūnau, imk pinigų, nusipirk autobusą, tik jokių būdų neįsiskirk iš kitų. Na, studentiškų gal dabar ir nebeprisiminsiu. Kažkokio yra tokia trumpa frazė, studentas milijonierius. Studentams būti sėkmingiems, kūrybingiems, studijuoti ir studentauti. Studentams linkiu, kad tie metai būtų patys nuostabiausi. Manau, kad kiekvienas buvęs studentas pasakys, kad patys gražiausi metai yra studentiški metai. Oi, kad kuo daugiau studentai būtų, turėtų tokių idėjų, būtų kūrybiški, daugiau studentų įsitrauktų iš tikrųjų tą studentišką veiklą ir jie būtų aktyvesni. Ir aišku, tuomet ir dėstytojams yra lengviau, jie jaučiasi jaunesni ir taip pat įsilieja į tą studentišką studentų gyvenimą. Išlikite entuziastingi, kai reikia, tai tai paskutiniai minutė visada susikaupkite ir siekite aukštumų. Na, tai vat ir sulinkėčiau jums, kad jūs nebūtumėte tokie, kad ir mokytumėtės, bet netaptumėte kaip tie lietpalčiai tokie kūdai, kad surastumėte laiko ir studijoms, ir pramogai, bet taip pat manyčiau, kad šiuolaikiniam studentui reikia orientuotis, ne vien į savo tokį uždarą, kaip sakyčiau, provincijos gyvenimą, bet kad būtumėt visi labai tarptautiški, kad pagalvotumėt apie tai, jog baigus nebūtinai reikia sukurti šeimą, turėti vaikelių ir įsigyti kažkokios tai nuosavybės, bet kad turėtumėt pakankamai fantazijos ir iniciatyvos pakeliauti po pasaulį, pažinti kitus kraštus ir tada galutinai apsispręstumėt, ką norite įsigyti, ko norite pasiekti, tai va to jums labai labai linkiu. Drąsos, fantazijos, kūrybos. Pirmiausia, tai norėčiau linkėti iš tiesų, kad jūs iš studijų pasiimtumėte tai, ko reikia kiekvienam. Nes mes dėstytojai stengiamės sudaryti visas sąlygas jūsų tobulėjimui, jūsų žinių pasaulyje, gebėjimų, praktinių rengimų. Tai kiekvienas, tiek kiek jam reikia, aš manau, tai gali ir turi pasiimti viską, kas įmanoma. Maksimaliai, kad išėjęs nesigailėtų nei praleisto laiko, ne todėl, kad mokėsi iš to institucijų ir kad tas diplomas nebūtų toks pusiau tuščias ir formalus. Na, o jeigu jau taip studentiškai, tai kad kuo ilgesnė būtų paskutinė naktis prieš egzaminą. Na, gal netgi tos dienos pavadinimas užkoduoja tam tikrą palinkėjimą, kad studentai visame pasaulyje yra studentai. Ir man tai labai norėtųsi, kad mūsų studentai turėtų platų požiūrį į gyvenimą, į tą pasaulį, į žinias.
į tai, kad tos įgytos žinios ir įgūdžiai juos gali nunešti tikrai į visur. Ir savo gyvenimą formuoti taip, kad išlaikant pačius svarbiausius jausmus savo kraštui, savo tėvynei, matyti visą pasaulį ir dalyvauti viso pasaulio kūrime. Mes esame bendrabutyje, kur ieškosime studentą, kuris tikrai viską žinos apie lapkričio 17 dieną. Ir sužinosime, ką valgo studentai. Kas švenčiama lapkričio 17? Labą dieną. Čia mane priminai? Kas minima lapkričio 17? Ką? Kas minima lapkričio 17? Lapkričio 17. Ką valgo studentai? Matot, bulvės kepsiu. Viena pusryčiam, kita pietom ir vakarieniai. O ką? Vandens įsipilsiu, kad būtų, nesviltų. Kokį įvykį atsimenate iš studentiško gyvenimo? Ką žinau, daug tų įvykių būna, apsidelia, prisigeria. Kokį žinote anekdotą apie studentus? Žinau, gerą, prisiminiau. Atėjo studentas į valgyklą, sako, man 20 šalies. Dėrėjo pasižiūri, kokios šventė pas jūs, studentas susijaudinęs, man tai dar 7 šakutės. Ką palinkėtumėte tarptautinės studentų dienos proga? Tik 17 dienos, studentų diena tarptautinė. Tai, studentam, kad bulvės nesuvystų ir, kad stovėtų ir pinigų būtų. Tiek. Jisai tikrai labai suvienijantis. Kas suvienijantis? Žodžiu iškirpsit. Ar ne? Jisai susivokė, kaip studentų diena yra. Tai to atsisės. Jau užsinešiu. Ką žinau, daug tų įvykių būna, apsidelia, prisigeria. Davai, filmuoja. Kas minima lapkričio 17? Lapkričio 17.